Žodžiu, dabar esam energetiniai tuštumoje. Energetinė tuštuma yra tada, kai jau paleidom savo seną versiją, dalį savo senos versijos ir einam į naują etapą, bet dar nežinom, kaip ta nauja versija mūsų atrodys ir esam tokioj tuštumoj, kur nei vienoj, nei kitoj rankoje dar kol kas nieko neturim. Ir šitas periodas gali būti gąsdinantis, gali atrodyti, kad viskas sustoja, kad nieko nevyksta, gali kilti baimė, gali kilti nusivylimas, gali kilti nostalgija, gali kilti liūdesys. Liūdesys būtent kyla dėl tos dalies paleistos, kuri su mumis negali eiti į tą naują lygį, bet tuo pačiu, kaip sakiau, prisiminkit, kad visom emocijom mes patys uždedam etiketes, tai mes nusprendžiam, ar ta emocija yra teigiama ar neigiama. Kaip jau nekartą minėjau, kad pavyzdžiui, tarp didelio nerimo ir didelio džiaugsmo kūne chemiškai nėra skirtumo. Tai mes galim patys uždėti etiketę, ką mes jaučiam, ar tai yra jausmas prieš kažką naujo ir kažką nuostabaus, ar tai yra nerimas, kad kažkas tai negerai. Tai taip, kad nebijokit tų sunkesnių emocijų, nebijokit to, per ką einat, žinokit, kad viskas yra gerai ir ypač, kai esam šitoj tuštumoj, tai sakau, toks nekomfortabilus, žemiškai, fiziškai nekomfortabilus yra buvimas šitam tarpsnyje, kur dalį savęs paleidom, didelę dalį, o naujos dalies dar nėra ir kas čia vyksta ir žengiam į nežinomybę. Bet būtent šitas momentas turi didžiausią kūrybinį potencialą, nes būtent šitam taške gimsta mūsų nauja versija. Tai kas vyko prieš tai, šitam cikle, tai išgyvenom didžiulę mirtį, dėl to buvo tos sudėtingos emocijos, nostalgija, visokie prisiminimai iš praeities, didžiulis nuovargis ir dabar lygiai taip pat normalu, kad jaučia didžiulį nuovargį ir tikrai šitom dienom toks slėgis galėjo jaustis, toksai slėgimas energetinis. Ir iš tiesų visata tai daro tyčia, nes visata mus visus nori sulėtinti šituo momentu ir buvimas toj tuštumoj tai ir yra toks visiškas sulėtėjimas. Tas atgimimas, tas įsivaizduokit sėklos išlindimas pagaliau iš po žemių, tai buvom toj tamsoj, išgyvenom tas visas emocijas, ėjom per tą didžiulį išsivalymą, ėjom per tą didžiulį vidinį gijimą ir dabar jau mūsų tas daigelis, žodžiu, pagaliau prasimuš ir išvys šviesą. Tai dabar vyksta gimimas, todėl tokia tarsi ramybė, toks sąstingis, atrodo, kad visi sustoja ir kažko laukia. Tarsi laukiam kažko energetiškai, o sakau, laukiam atgimimo, laukiam savo naujos versijos gimimo. Ir ką energetiškai jaučiau, kad jeigu iki šiol jautėtės, kad norit būti tokioje izoliacijoje ir atsiriboję nuo pasaulio, ir tai visiškai normalu, nes buvom toj stadijoje, kai pasėta sėkla, tai po žemėmis. Ir sakau, išgyvenom daug savo vidinės tamsos, darėm daug vidinio šešėlinio darbo, tai dabar jau kai tas daigelis prasimuš pagaliau į išorę, tai net tie, kurie mėgstat būti vieni, nes jums yra sunku atlaikyti aplinkos energijas, galit pajausti kvietimą, kaip tik eiti labiau į viešumą, susipažinti su naujais žmonėmis, išbandyti naujus dalykus, tai irgi atkreipkite tai dėmesį ir pasistengkit savęs iš savo kažkokių ribojančių įsitikinimų ar baimių neužstabdyti šitoj vietoj. Tai visiškai pasistengkit pasiduoti savo vidiniam vedimui, vidiniams impulsams. Ir tuo pačiu šiandien irgi labai stipri žinutė atėjo su ta visa ramybė. Ačiū Roma ir labas vakaras. Su visa ta energija labai stipri žinutė atėjo dar kartą jums priminti, kad jūs niekur nevėluojat. Ačiū Aušra. Jūs niekur nevėluojat, jūs nuo nieko neatsiliekat
yra neįmanoma jums pavėluoti į savo gyvenimą ar kažko nespėti padaryti. Vienintelis dalykas, kas vyksta, kad turi atsiskirti ta iliuzija, kurią jūs sukūrėte iš proto, kaip jūsų gyvenimas turėtų atrodyti. Ir netgi dėl sociumo spaudimo mes dažnai uždedam netgi tam tikras ribas. Pavyzdžiui, kai man buvo 20 metų, aš įsivaizdavau, kad kai man bus 30 metų, tai aš jau būsiu viską išsiaiškinus ir susidėliojęs gyvenimą į lentynėles ir mano gyvenimas atrodys taip ir taip ir taip ir tada staiga ateina tas 30 metų ir supranti, kad iš tikrųjų nieko nežinai, viskas chaosas, nežinai, kas vyksta, nežinai, kas esi ir iš vis tik naujai pradedi save atrasti. Tai va, esminis dalykas, ką mums reikia išmokti šitoje kelionėje ir suvokti, kad nėra to galutinio taško. Dažnai viduje yra tas jausmas, kad tarsi laukiam to galutinio taško, kur va jau kai turėsiu šitą, ačiū Sandra, kai jau turėsiu šitą, kai jau bus taip, kai jau viskas bus sudėliota į lentynėles, va tada galėsiu atsipūsti, bet nėra šito galutinio taško, nes tai yra nenutrūkstantis, nesibaigiantis procesas. Ačiū labai. Ir mes šitą turim išmokti ir turim išmokti čia ir dabar atsipalaiduoti ir kaip jau kažkada sakiau, kad suprasti, kad tas tortas jūsų gimtadienio yra šaldytuve. Tai yra, kad jūsų svajonių realybė jau yra paruošta, jinai jau yra ir jūs neišvengiamai kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvieną sekundę judat vis arčiau tos realybės. Ir kuo greičiau sugebėsim paleisti tą iliuziją, ką iš tikrųjų susikūrėm iš proto, kaip galvojam, kad mūsų gyvenimas turi atrodyti, ir kuo labiau atsipalaiduosim ir atsiduosim į širdį ir mėgausimės tiesiog kiekviena akimirka šito gyvenimo. Ir saldžia, ir karčia, ir visais kitais skoniais tiesiog mėgausimės, tuo iš tikrųjų visatai bus lengviau mums tą mūsų svajonių gyvenimą padovanoti, atverti tiksliau, nes jisai jau yra. Ačiū Pakalnutė labai, jisai jau yra. Viskas jau yra čia ir dabar. Tik tai didelė tikimybė yra, kad mes tiesiog nusisukę esam nuo to. Nusisukę ir susikoncentravę į kažkokius pasiekimus, kaip turim atrodyti, ko norim gyvenime, kokio partnerio norim, kokių metų, kada, kaip ką norim turėti. Žodžiu, visos šitos ribos sukurtos iš proto, kurios tik tai kuria vidinį pasipriešinimą mums. Tai neišvengiamai mes vis tiek judam link savo svajonių realybės, link to gyvenimo, kokie mūsų siela ir mūsų širdis nori gyventi, bet tik tiek, kad tada savo sukuriam apsunkinimus. Tai užsidedam bereikalingą naštą, eidami šitoje kelionėje. Ir tai faktas, kad tai yra dalis pamokos, bet kuo greičiau mes tai suprasim ir kuo greičiau mes tai paleisim, tuo labiau galėsim pasimėgauti pačią kelionę, nes čia yra esmė. Agnė klausia, ar gali būti taip, kad nieko nebejauti, tarsi nebejauti kai kurių jausmų. Tai ypač, kai vyksta tas perėjimas į tą savo naują versiją, mes kaip kūdikiai tarsi iš naujo visko mokinamės ir iš naujo viską atrandam. Ir gali būti toks momentas, kad atrodo tarsi nėra kontakto su savim, nėra kontakto su savo kūnu ir nėra kontakto su visata. Ir tai yra gąsdinantis metas, bet žinokit, kad tiesiog yra neįmanoma, jūs niekada neprarandat kontakto su savim, jūs niekada neprarandat kontakto su visata. Tai tiesiog yra tokia iliuzija susikuria iš proto, iš baimių. Tai toks gali būti, kad atrodo tarsi nejautra tokia įsijungia. Bet tik dėl to, kad tam, kad iš naujo mes save atrastume. Iš naujo, netgi tom emocijom ir tiem jausmam, iš naujo uždėtume
kitokią reikšmę, kitokias etiketes. Klausimas, ką reiškia angelų skaičiai? Tai primenu dar kartelį tiem, kurie nežinot ir negirdėjot. Tai angelų skaičius, kai pamatot, arba intuityviai pabandykit pajausti, ką tas skaičius jums reiškia, arba tiesiog pasigūglinkit ir tada iš tų Google atsakymų irgi pabandykit pajausti, kuris atsakymas jums rezonuoja, kokia žinutė jums rezonuoja. Tai tiesiog yra informacija iš visatos, taip nori atkreipti jūsų dėmesį, kad galbūt vyksta kažkoks tai pokytis šiuo metu jūsų gyvenime, gal kažkoks perversmas, ar nori jums kažkokią žinutę perduoti. Klausia, ar gali vienodi skaičiai reikšti ir kažką blogo? Skaičiai nieko blogo nereiškia, jie yra, sakau, tiesiog žinutė, tiesiog informacija. Tokiu būdu visata bando atkreipti jūsų dėmesį. Ir iš tikrųjų, jeigu pastebit skaičius dažnai, tai vadinasi, kad juda teisinga linkme, nes yra padidėjęs jūsų apskritai jautrumas aplinkai ir pastabumas detalėms. Ir tai yra geras ženklas. Mielieji, aš nesu numerologė, aš tikrai nežinau skaičių reikšmių ir aš apskritai kitaip į tuos skaičius žiūriu, tai kaip sakiau, intuityviai kiekvienam pagal savo vidų, kaip jums rezonuoja, kokios jums emocijos sukyla, kai jūs tą skaičių pamatot. Vat pabandykit nuskenuoti savo vidų ir pajausti, kokios jums emocijos sukyla. Ačiū, Kristina. Kai pamato tą skaičių. Tai žodžiu, esam nuostabiam periode ir bus veiksmo. Bus veiksmo, ne tik vidinio, bet dabar bus, jeigu pirmai buvo daugiau vidinio veiksmo, tai dabar bus daugiau išorinio veiksmo. Nes kad ir kaip kitą kartą, ypač tiem, kurie yra empatai ir kurie labai jaučia aplinkinių energijas ir jas perima ir paskui būna pavargę nuo to, kad ir kaip jūs kitą kartą norit užsidaryti savo urve, bet didžiausios pamokos ir didžiausias gijimas vyksta tada, kai mes esam kontakte, kai mes esam santykyje su kitu žmogum. Nes kitas žmogus tuomet mums gali atspindėti kažką, galim apsikeisti vieni su kitais energijom ir jūsų reikia ne tik būnant savo urvelyje ir įsižeminant, bet taip pat jūsų reikia ir pasauliui, eiti į pasaulį ir nešti savo energiją, nešti savo šviesą. Nes kiekvienas žmogus, kuris jūs sutinka, tai žinokit, kad kiekviename žmoguje, kad ir tik žvilgsniai susitiko, gal tiesiog tik tai prasilenkėt, bet kiekviename žmoguje jūs pasėjat sėklą. Kitą kartą to patys net nežinodami. Roma, ar pakeitus vardą keičiasi likimas jūsų nuomonė? Vis Roma dar nerimaujate dėl savo vardo, tai kaip jau ir sakiau, kad visų pirma, reikia išjausti, dėl ko kyla tas noras keisti vardą ir ar nėra tame susipriešinimo, ar nėra tame bėgimo nuo kažko. Nes gijimas įvyksta priėmime. Gijimas įvyksta priėmime. Tai jeigu jau tikrai esat taikoje su savo dabartiniu vardu, ir aš sakyčiau ne kiek, kad vardas keičia likimą, bet pirma mūsų viduj pasikeičia energija ir dėl tos energijos mes galim norėti daryti išorinius pokyčius. Tai jeigu tikrai jaučiat viduj, kad yra stipri energija, dėl ko norisi keisti tą vardą, bet sakau, svarbu, kad ten nebūtų apgaulės ir susipriešinimo su savo vardu ar su savo praeitimi. Kad nuo to nebūtų bandoma pabėgti. Nes neįmanoma pabėgti, tiesiog duos tada per kitas dalis situacijas. Tai va, bet jeigu viduj gimė tokia energija ir galbūt neberezonuoja, taip labai neberezonuoja tas duotas vardas, tai tada taip klausyti savo vidaus. Witchcraft kažkada norėjau keisti vardą, kai sužinojau, ką reiškia dingo noras, priėmiau ir džiaugiuosi. Man irgi, tiesą sakant, visai nesenai buvo etapas, kai aš irgi labai svarsčiau apie vardo keitimą. Tai va, bet kaip sakau, yra labai svarbu, kad tai nevyktų iš susipriešinimo ir kad tai nevyktų iš noro pabėgti nuo kažko, pabėgti nuo kažkokių emocijų ar pabėgti nuo kažkokios praeities. Dabar apskritai vyksta stipri integracija to,
stipri integracija priėmimo. Taip galiu įdėti į žodžius. Kur mokomės priimti savo praeitį. Ir kaip sakau, priimti ar atleisti, prisiminkit, mėlyjeji, tai nereiškia, kad mes turim tą praeitį vėl įsileisti į savo gyvenimą. Ačiū, Renata. Ir tai net nereiškia, net jeigu, pavyzdžiui, mes atleidžiam kažkokiem žmonėm, ar, pavyzdžiui, jeigu kažkas nebeturit kontakto su tėvais dėl irgi tam tikrų priežasčių ir viduje patyrėt atleidimą, tai dar nereiškia, kad jūs turit atgal įsileisti tos žmonės, jeigu tie žmonės yra toksiški jums. Jeigu tie žmonės jūsų negerbė, jau ne kartą apie tai kalbėjau, tai yra atskiri dalykai. Tas priėmimas praeities ir atleidimas nėra niekaip susijęs, kad jūs turit vėl grįžti su kažkuo į kontaktą, ar vėl pasitikėti, ar vėl priimti ir taip toliau. Tai čia labai labai svarbus momentas, todėl kad dažnai gali taip nutikti, kai mes pajaučiam tą jausmą širdį, tą tokį atleidimo, kai širdis atsiveria, tokios besąlyginės meilės viskam jausmą, tai gali atrodyti, kad mes norim tarsi vėl tos žmonės įsileisti, bet prisiminkit, kad jeigu tie žmonės yra tame pačiame lygyje, kuriame jūs juos palikot ir jie, tarkim, neina gyjimo keliu ir nededa į tai pastangų ir nesikeičia, tai jie tik tai toliau vėl jūs žalos. Tai turit ir save mylėti pirmoji vietoj. Todėl sakau, yra labai svarbu ribos ir prisiminti, kad ta besąlyginė meilė kitą kartą jinai turi likti per atstumą. Paulius, man atsirinkti žmonės padeda mano jausmai, nes jaučiu, kuris yra geras, o kuriam geriau nieko nesakyti. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, kai sugebam susijungti su savo intuicija ir klausyti savo kūno. Nes kūnas visą laiką pasakys nuo pirmų akimirkų, pirmas signalas, būsim šalia žmogaus ir iš karto galim jausti per kūną, kaip jaučiame šalia to žmogaus, ar kyla kažkokia įtampa, ar pradedam jaustis kažkaip nesaugiai, ar norim atsitraukti, tai klausyti kūno signalų. Ir kaip man, pavyzdžiui, dažnai yra buvę gyvenime, kad, sakykime, yra kokia žmonių grupė ir yra toje grupėje žmogus, apie kurį visi labai gerai atsiliepia. Ir aš susitinku su to žmogum ir man iš karto jausmas, kad kažkas ne taip. Ir man iš karto jausmas, kad čia yra apgaulė. Tai ir tokiu atveju labai svarbu savim pasitikėti ir nepasiduoti išoriniai įtakai, kad tai gal aš čia prisigalvoju, bet va visi tai sako, kad čia geras žmogus, visi taip gražiai atsiliepia ir taip toliau. Todėl, kad prisiminkit, kad daug žmonių dar iš vis net nėra tokiam jautrume. Nėra tokiam jautrume, kur gali nuskaityti tarp eilučių, kur gali nuskaityti už kaukių, kur gali nuskaityti energiją. Ir jeigu jūs tai galit padaryti, tai žinokit, kad esate apdovanoti. Ir pasitikėkite tą energiją, pasitikėkite savo intuiciją. Jolita, kaip lengvai jūs jaučiate? Ačiū, Inga, labai. Taip lengvai jūs žiūrėti, o aš jaučiu, jog dar daug padirbėti teks. Tai irgi iškart man ateina tokia žinutė perduoti, kad yra labai gerai būti sąmoningam, pastabiam, kažkiek savikritiškam. Tuo pačiu, čia irgi, žinokit, kartais yra plona riba. Kai pradedam eiti to sąmoningumo keliu ir tuo gyjimo keliu, tai kitą kartą tiek pasineriam į tą gyjimo procesą, kuris atrodo nesibaigiantis, ir tada dar užsiklijuojam tokią etiketę savo, kad mums labai dar daug darbo reikia padaryti, o prisiminkit, kad su savo mintim, su savo žodžiais, su savo veiksmais irgi įtakojam savo aplinką ir savo realybę, tai kitą kartą truputį galim save patys pastrigdinti šitam gyjimo procese. Tai tiesiog svarbu yra taip, gebėti pastebėti, gebėti atsiduoti, gebėti suvokti savo mechanizmus, kaip kas vyksta, kur mes esam ir taip toliau, bet tuo pačiu irgi neužsiklijuokit etikečių savo, kad
oi, man tai dar čia labai daug visko reikia padaryti, nes tiesą sakant, jūs nežinot, kiek dar reikia to darbo ir kokio padaryti ir kokiu greičiu jis pasidarys tas darbas ir galbūt, pavyzdžiui, vieną dieną atsikelsit ir jums toks ateis nušvietimas ar tiek ateis suvokimų ir per dieną, per akimirką viskas pasikeis ir tai gali pasikeisti. Bet galima sakyti, kad su tom etiketėm šiek tiek galit save strigdinti ir manifestuoti tokią realybę, kurioje tarsi tas gijimo procesas niekada nesibaigia. Tai čia tik tiesiog Jolita man tokią mintį išprovokavo, tokią pasidalinti su jumis, kad tuo pačiu svarbu prisiminti, kad ir šitoj vietoj, bet visur būti labai pastabiam, tokį tarsi save visą laiką stebėti iš šono, kad ir ką darom, kad kažkur savęs neužstrigdinti. Apskritai yra labai normalus tas sviravimas emocinis ir labai normalus yra tas jausmas, jeigu vieną dieną jaučiatės, kad esat labai stipriai susijungę, ačiū pakalnute, su visata ir su visatos energija ir esat tiesiog tokioj kūrybinė energija, atrodo, jo, viskas čia taip magiška, viskas čia vyksta labai gerai, čia viskas taip ir taip dėliojas ir kitą dieną atrodo, kad realybė tėškia į veidą ir toks gali net tokie keisti jausmai pradėti kilti ir kaip gėda ir gal aš čia prisigalvoju, čia kažkokia nesąmonė, ką aš čia kuriu ir taip toliau. Tai labai yra normalus šitas sviravimas, šitas balansavimas tarp šitų kraštutinumų. Tai irgi geriausia, ką galim padaryti, visą tai priimti. Visą tai, ką jaučiam, visą tai priimti, be vertinimo ir be smerkimo. Witchcraft, man gijimas ties santykiais atrodo niekada nesibaigs. Tai vėlgi sakau, neprisikalbėkit savo, neprisimanifestuokit tokių dalykų. Ir yra pas vienose vietose būna kažkokios tai, sakykime, didesnės, gilesnės žaizdos, per kurias sunkiau pereiti, pas kitus kitose vietose. Tai aišku ir svarbu niekada su niekuo nesilyginti, todėl kad visi esam labai unikalūs ir visi išgyvenom labai unikalias patirtis. Nesvarbu, kad tos patirtis net pas daugą labai panašios, bet dėl to, kad mes turim unikalią energiją ir unikalų jautrumą į aplinką. Ir taip kaip suprantam aplinką unikaliai. Tai dėl to tos patirtis, ačiū Kristina, jos labai skirtingos ir tie procesai, tam tikrą prasme jie panašus, bet tam tikrą prasme jie ir labai skirtingi. Ir santykis, bet koks santykis, tai reiškia santykis su savim. Ir santykis su savim, žinant, iš kokios pozicijos einam, iš kokių šeimų chaotiškų einam, iš kokių aplinkybių, iš kokių traumų, tai atkurti tą santykį su savim yra tikrai vienas didžiausių procesų. Tai sakau, būkit su savim švelnus, būkit su savim pakantus, todėl kad prisiminkit, iš kur einat, kur jūsų šaknis, kokia buvo pradžia. Ir jūs esat pirmieji savo giminėje, kurie keičia šitą realybę, kurie laužo šitą kartų prakeiksmą, šitą kartų ciklą. Tai niekas iki jūsų to nesugebėjo padaryti. Ačiū pakalnute. Ir jūs esat čia tam, kad tai padaryti. Ir dar labai viena svarbi žinutė, ką noriu pasidalinti, kad normalu, kad einam per tą procesą, kur kyla daug skausmo, kad aplinka mūsų nesupranta. Ir ypač daug skausmo kyla, kai nesupranta artimieji, o tai yra tėvai, giminaičiai, broliai, seserys, ar gal kitą kartą netgi antra pusė. Bet supraskit vieną dalyką, kad jie ir negali jūsų suprasti, nes jie neatėjo čia, kad sulaužyti tą ciklą, nes tada jie būtų tie, kurie laužo tą ciklą. Bet jūs atėjot sulaužyti tą ciklą, jūs atėjot nutraukti tą ciklą. Tai faktas, kad jie jūsų nesupras, faktas, kad jie jūsų nepriims, bet tai niekaip nėra susijęs su jumis ar jūsų verte. Tai šitą prisiminti ir suprasti. Faktas, kad didžioji dalis jūsų nesupras, nes jūs atėjot čia su ta ypatinga misija. Atėjot čia nubusti
ir kitus padėti nubudinti. Ir faktas, kad tai jeigu mūsų tėvai buvo tie, kurie mūsų užaugino chaotiškai, kurie buvo emociškai neprieinami, kurie buvo smurtaujantis visokiom kokiom prasmėm, tai faktas, kad jie nesupras. Net nereikia to tikėtis iš jų, kad jie supras ar kad jie priims. Galbūt jiem iš vis net neskirta šitam gyvenime nubusti iki tokio lygio, nes sakau, tuo pačiu mes turim ir didesnius kontraktus. Tai yra sielų kontraktai, kur sielų lygmenį, tai mes visi esam tyros sielos, absoliuti besąlyginė meilė. Ir netgi tie patys tėvai, tarkim, iš sielų lygmens, tai buvo sielos, kurios tiesiog sutiko sužaisti šitą žaidimą pagal tokias taisyklės, kur, sakykime, jie žemiškam lygmenį bus tie blogieji. Tai čia iš didelės perspektyvos, tuo pačiu iš žemiškos perspektyvos primenu. Dėl to nereikia kurti pateisinimų dėl kažkieno veiksmų. Tai yra, kad ir suprantat šitą didesnį lygmenį, kad ir suprantat, kad tai yra sielo kontraktai, kad ir suprantat, kad mes viską susitarėm iš anksčiau ir jų tiesiog tokia buvo rolė dėl tam tikrų priežasčių, nes mūsų sielai reikėjo tų patirčių, bet žemiškam lygmenį turit prisiminti. Tuo negalima teisinti traumuojančio elgesio. Ypač jeigu žmonės yra nelinkę prisimti už tai atsakomybės. Nelinkę prisimti atsakomybės ir jeigu toliau traumuoja. Ir tame iš tikrųjų irgi yra prasmė, kodėl kitą kartą tėvai, sakykime, jie tiesiog negali pradėti to gyjimo proceso ir vis vyksta tas tarsi skaudinimas ir taip toliau, nes gali būti toksai dalykas, kad pavyzdžiui, čia labai giliai, bet, tarkim, jūsų siela kaip nusileidžia iš tą žmogaus kūną ir pasirenka tam tikras savybės įgyti. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad ir tikrai didžioji dalis iš jūsų tai turit kopriklausomybę, ypač empatai, kopriklausomybę nuo kitų žmonių. Tai dabar įsivaizduokit, jūsų siela nusileidžia čia su didelė misija ir jūsų misija realiai yra eiti į pasaulį. Ir jūsų misija yra galbūt keliauti po pasaulį, sutikti daug skirtingų žmonių tam, kad galėtumėt skleisti ir nešti savo šviesą. Ir įsivaizduokit, jeigu būtų kitokia buvus dinamika šeimoje, kur jūs būtumėte turėję labai gerus santykius ir jums būtų labai gera būti šalia savo tėvų, tai jūs galbūt niekada nenorėtumėt išvykti, nei iš savo šalies nenorėtumėt išvykti, nei nuo tėvų atsitraukti, nei niekada nebūtumėt pradėję to savo vidinio šešėlinio darbo, nes nebūtų buvę trigerio, nebūtų buvę atspindžio, nebūtų buvę tos provokacijos, kuri jūs nubudino. Kad ir kaip žemiškam lygmenį, tai kitą kartą skausmingai atrodo ir neteisinga žemiško atžvilgiu, bet sakau, kadangi viskas yra labai kompleksiška, viskas vyksta vienu metu skirtingais lygmenimis. Tai kitą kartą tas trigeris buvo reikalingas tam, tiesiog, kad neišvengiamai, kad tiesiog, kad net nebūtų galimybės likti tame pačiame taške, kad net nebūtų galimybės nenubusti. Nes prisiminkit, kad Žemė yra vienintelė planeta, į kurią atėjusios sielos pamiršta, kas mes esam. Mes pamirštam, kad mes multidimensinės būtybės, kad mes kūrėjai, kad mes neriboti, kad mes besąlyginė meilė ir taip toliau. Mes pamirštam šitos dalykus. Ir tiesiog sielų lygmenį mes turim susikurti strategiją, kad kokiu būdu mes šitą savo žmogišką kūną prabudinsim, kai čia nusileisim. Nes mes žinom kaip sielus, kad mus įsuks materija, mus įsuks matrica, mus įsuks sistema ir patys matot, kaip ta sistema buvo sudėliota ir kaip sunku iš jos išeiti ir kiek dar dabar mes esam dar vis kai kuriuose vietose užstrigę ir dar negalim patikėti, kad esam multidimensinės būtybės. Tai tiesiog turėjo būti tokia drastiška, sakykime, strategija žemiškam lygmenį, kad nebūtų kito pasirinkimo, tik tai nubusti. Tai sakau, iš to plataus matymo, suvokimo, tuo pačiu žmogiškam kūne
negalit leisti kažkam jūsų negerbti, negalit leisti kažkam jūsų žeminti. Ir tai yra nesvarbu, ar tai yra draugai vaikystės, su kuriais galbūt jau irgi neberezonuojat, ar tai yra tėvai, ar tai yra broliai seserys, tai yra visiškai nesvarbu. Ir viskam tam, kas vyksta, tuo pačiu irgi yra didesnis planas, dėl ko tai vyksta. Bet negalit leisti šitam žemiškam lygmenį, nes kaip jūs išgydysit žaizdą, jeigu leisit, kad jūs toliau žalotų. Tai jūs toliau tęsit tą žaizdą, jūs toliau jausit tą pasipriešinimą. Netgi kodėl aš dažnai paminiu, kad yra svarbu kitą kartą pakeisti, tai kad išeiti iš tos energijos ir iš tos teritorijos ir, sakykime, iš tų tėvų namų yra labai svarbu, tai čia faktas, bet kitą kartą būna svarbu netgi pakeisti miestą, netgi pakeisti šalį, bent jau kažkuriam laikotarpiui. Todėl, kad išgydyti žaizdas ten, kur jos buvo sukurtos, yra labai labai sudėtinga. Tai kitą kartą mes turim atsitraukti ir nebebūti tam ugnies centre, kad išsigydyti savo nudegimus. Ir sakau, kad ir pajausit besąlyginę meilę, kad ir pajausit atleidimą, tuo pačiu kitas žmogus turi būti vertas to atleidimo. Jis turi parodyti, kad jisai pasikeitė, kad jisai pakeitė savo elgesį. Nes jeigu jis nieko to nedarė, tai žemiškam lygmenį, tai kodėl mes tada turime eiti ir dalinti savo atleidimus? Mes galim mylėti per atstumą. Ir tame, sakau, irgi yra prasmė ir planas. Ir net kitą kartą mums atrodo, kad jeigu atleisim tam žmogui ir vėl įsileisim į gyvenimą, tai tada bus viskas gerai. Bet iš tikrųjų tokiu būdu žalojam ir save. Ir iš tikrųjų tam kitam žmogui irgi nesuteikiam galimybės paaugti ir patobulėti. Nes prisiminkit, patys matot, kad augam ir tobulėjam per išgyvenimus, per skausmą, kaip raumuo sporto salėje, kur raumenį įvyksta mikrotraumos ir taip raumuo auga. Tai lygiai taip pat ir mums. Mums įvyksta kažkokie įvykiai, mikrotraumos ir mes per tai augam. Bet jeigu nuolatos stengiamės išgelbėti tuos žmonės, kurie iš tikrųjų net nenori būti išgelbėti, mes irgi atimam iš jų galimybę augti. Tai kitą kartą tas įvykis, pavyzdžiui, kas esat pasirinkę ar renkatės atsitraukti nuo tėvų arba nebeturėti kontakto su tėvais, tai yra skausminga abiem pusėm. Bet tuo pačiu tas skausmas ne tik jūs augina, ne tik jumise kažkas keičiasi, bet ir jiems suteikia galimybę augti. Paulius, man dabar taip grįžau į Lietuvą ir taip bloga, bijau jaudulys. Taip pat kitą kartą, jeigu buvot padarę tą žingsnį ir buvot išvykę kažkur, atsitraukę nuo tos aplinkos, kurioje vyko jūsų žaizdos, ir tai būna, nes mes cikliški esam, tai vyksta ciklai. Ir jeigu pajautėt vėl kvietimą sugrįžti į tą vietą, tai kitą kartą būna laikas, nes kitą kartą dar nauja perspektyva turi tame atsiverti ir tas trigeris turi parodyti naują vietą, kurioje mes dar turime išgyti. Arba turi įvykti priėmimas. Nes man pačiai labai daug kartų tai vyko, kur atrodė, kad viskas, aš tai jau į tą Lietuvą, tai tikrai negrįšiu, man nėra ten ką daryti, aš nenoriu, man blogi prisiminimai ir taip toliau. Bet kadangi klausau savo intuicijos ir tai būdavo, atrodo, intuicija sako, grįžk į Lietuvą. Ir atrodo, nesąmonė, kodėl į tą Lietuvą, ką man ten daryti. Ir klausau savo intuicijos, grįžtu ir tada viskas atsiveria. Kodėl aš turėjau grįžti, kodėl aš turėjau pabūti ten kažkokį tam tikrą laiko tarpą. Tai labai kompleksiškas procesas yra, labai kompleksiškas procesas, todėl sakau, geriausia kelrodė žvaigždė yra mūsų intuicija. Ne į kažkokias žinias įsikabinti, ne į kažkokias strategijas įsikabinti, bet kad ir nelogiškai mums kažką intuicija diktuoja, protui nelogiškai, bet to klausyti ir tuo sekti. Ir ne tai žiūrėti, kaip kažkas kitas kažką tai darė ir bandyti kopijuoti.
bet sekti savo keliu, nes mes geriausiai žinom, kaip mums reikia eiti ir kaip mums reikia gyti ir kur kas turi atsiverti, kur ką turim sutikti, kaip kas turi įvykti. Mane irgi pakvietė sugrįžti į Lietuvą ir nors aš labai to nenorėjau, čia ne pirmas kartas, kai tai vyksta ir buvo labai baisu. Tai žodžiu, ir atsidūriau pačiam atokiausiam Lietuvos kampelį, kur realiai dienos metu galėdavai sutikti vos kelis žmonės. Ir taip nutiko, kad užėjau į vieną parduotuvę, į kurią realiai niekada neinu. Ir būtent tuo metu dirbo moteris, kuri mane seka. Tai jūs įsivaizduojate, ta prasme, kokia sinchronizacija, kuri mane seka ir kuri, galima sakyti, mane manifestavo, kad mane sutikti. Tai matot, kitą kartą mus intuicija, dėl ko turim klausyti, nes mus pakviečia intuicija į tam tikras vietas, nes turi įvykti tam tikri dalykai, nes turim sutikti tam tikrus žmonės. Ir tai kitą kartą ne visada dėl mūsų būna, galbūt tai būna kažkieno kito manifestacija. Bet žodžiu, bet kokiu atveju abipusiškai vyksta mainai. Klausimas, kodėl žmonės skiriasi? Žmonės skiriasi todėl, kad pirmoji vietoj susitinka ir ateina į sąjungą iš žaizdos, iš trūkumo. Tai pritraukia vienas kitą iš žaizdos, o tai yra, kad dažniausiai tai, kas vyko vaikystėje, tą modelį tiesiog nešame su savim pasąmoningai, net jeigu sąmoningai ir to nenorim kartoti, bet pasąmoningai ir tada pritraukiam panašią energiją. Kaip jau nekartą minėjau, kad nesvarbu, kokios buvo chaotiškos aplinkybės, nesvarbu, kaip toksiškai viskas vyko jūsų šeimoje, bet nervų sistema tai užfiksavo kaip namai. Ir nervų sistema visada ieško atitikmens. Ir dėl to būna pritraukiam vienas kitą toksiškus. Ir kai einam į santykį nesąmoningai, kai einam į santykį iš vis savęs net nepažinodami savo veikimo modelio, o kaip sakiau, tie veikimo modeliai tai yra kopriklausomybė, nerimastingumas, tada emociškai atsiskyręs ir yra saugus prieraišumo tipas. Tai čia rečiausias tipas kol kas. Į šitą tipą mes gyjam į šitą tipą. Tai kai nepažįstam šitų savo prieraišumo modelių, jų nesuprantam ir tada gaunasi, kad ateinam į santykį ir mes pradedam reikalauti iš kito žmogaus, kad kitas žmogus užpildytų skylę, kuri yra mumyse, o to padaryti yra neįmanoma. Kitas žmogus to padaryti negali, nes tik mes galim užpildyti tą skylę savo viduje. Ir pradedam vieni iš kitų reikalauti ir dar plus esam labai sužeisti, pradedam labai stipriai vieni kitus trigerinti, nesuprantam, kas darosi, žodžiu, nusiviliam tą visą iliuziją, kurią susikūrėm savo galvoj, kad kaip čia viskas atrodys, kad čia tokia ir tokia mano šeima bus ir taip viskas atrodys. Bet dažnai santykiai yra labai stiprus katalizatorius ir daugam taip įvyksta, kad būtent santykiai yra stiprus katalizatorius į šitą savęs pažinimo ir nubudimo kelionę. Ką jūs manote apie meilę? Ar tai laikina? Tai supraskite tai, kad mes esame meilė. Mes esame besąlyginė meilė. Ir meilė yra beribė, be pradžios ir be pabaigos. Tai meilė irgi yra energija ir tiesą sakant, mes dažnai meilę suprantam labai klaidingai iš to materialaus lygmens, iš to proto lygmens. Mes tiesiog ne taip išmokinti buvo meilę suprasti. Ačiū, Inga. Ir netgi visi tie hollywoodiniai filmai ir taip toliau mums sukūrė tokį iškreiptą, sakykime, meilės modelį, kas yra meilė. Nes meilė energija, meilė tai mes esam. Jinai beribė. Džiau klausia, kodėl žmonės išduoda, pavyzdžiui, poros santykiai. Tai lygiai dėl tos pačios priežasties, nes žmonės susitinka iš trūkumo. Žmonės susitinka įsivaizduodami, kad kitas žmogus pastato iš vis ant kito žmogaus, permeta visą atsakomybę, to kaip jaučiasi,
pastato ant kito žmogaus visą pasaulį ir dabar tu mane linksmink. Tu padaryk, kad aš gerai jausčiausi. O kitas žmogus, sakau, negali to padaryti. Ir juo labiau, kai kitas žmogus irgi iš žaizdos ateina. Nes žaizda pritrauk žaizdą. ir žmonės nesuvokia savo emocijų, nesuvokia tai, kas darosi jų kūne, iš kur tai kyla, kaltina kitą ir tos neištikimybės ir taip toliau, tai būna irgi iš žaizdos. Iš tų įsitikinimų, iš tų vidinių mechanizmų, tai jeigu žmogus jaučiasi nepilnavertis, jeigu žmogus jaučiasi nepasitikintis ir jisai nesuvokia, kad jisai turi šitas žaizdas ir šitus mechanizmus, jis per išorę bandys savo patvirtinti savo vertę. O tai yra, kad pavyzdžiui, santykyje su moterim kažkas vyks ne taip ir eis pas kitas moteris, tai taip tarsi patvirtinti savo vertę, tai vyksta iš žaizdos. Tiesiog per išorinius dalykus vėlgi bando užkišti tą skylę, tą žaizdą, tą skausmą, kas yra viduj. Ko padaryti yra neįmanoma. Ir žmonės įstringa tokiam toksiniam rate ir jie kenčia visą gyvenimą, jeigu to nesuvokia. Ir taip, kaip žmogus elgiasi, tai yra atspindys to, kas yra jo viduj, bet tai dažniausiai nieko bendro neturi su tuo žmogum, su kuriuo jisai yra. Gerai, Silvija klausia, kaip suprasti gyvenimą, nes aš jo nebesuprantu, kuo daugiau uždirbu ar bent turiu galimybę tokią, tuo didesnės išlaidas patiriu. Tai visų pirma, pinigai yra energija ir pinigai turi nuolatos mainytis ir judėti. Tai yra normalu, kad kai turim daugiau, tai galbūt ar leidžiam savo daugiau, ar norim kažkokių didesnių dalykų. Tai yra visiškai normalu. Tuo pačiu, jeigu taip yra, kad uždirbat daugiau, bet jaučiatės, kad išleidžiat tiek ir realiai vis tiek esat užstrigę kažkokiam tai lygyje pinigų, kur visada tik tiek turit. Žodžiu, nesvarbu, kiek uždirbat, bet visada nusileidžiat į tą tašką, kur turit tik tiek. Tai tada vėlgi tai gali būti viduje ribojantis įsitikinimas. Tai yra sėkmės baimė, gausos baimė. Tai į ten reikėtų leistis į gilį ir pasižiūrėti, iš kur tai kyla. Baimė tiesiog turėti didesnę sumą. Tai yra, jeigu yra tas ribojantis įsitikinimas, kuris užima vietą, tai tiesiog nėra vietos, nes pinigai yra energija, nėra vietos, kur tai energijai ateiti. Toks pasąmoninis gaunasi atmetimas. Sąmoningai norit tų pinigų, norit, kad jų būtų daugiau, kad jų prisikauptų daugiau, bet pasąmoningai yra nesaugu ir tiesiog gaunas, kad primanifestuojat savo, sukuria tokias aplinkybės, kad lyg tos pinigus išleisti. Kažkada užstrigo viena mintis, kad toksiškose santykiuose mes mylim tą meilę, kurią patys duodam kitam. Tai labai teisingas posakis ir realiai dažnai taip įvyksta, kad mes įsimylim iliuziją. Mes patys savo galvoj sukuriam iliuziją. Dėl to ir sakau, yra labai svarbu kuo labiau bandyti susijungti su savo širdim ir kuo labiau paleisti tuos iš proto, kaip mano gyvenimas turi atrodyti. Nes čia irgi kalbu iš savo patirties, kur irgi turėjau tą iliuziją tokią didelę, kaip aš noriu, kad mano gyvenimas atrodytų. Ir aš per jėgą tiesiog bandžiau, ačiū Roma, tą iliuziją paversti realybę. Ir daug kas taip daro. Ir aišku, tai tame irgi yra prasmė, nesakau, tada įvyksta lūžis, tada įvyksta nubudimas ir nusiviliam. Ir nusiviliam tuo, ką sukūrėm iš proto. Mes tiesiog nematom realios tiesos, užsidedam rožinius sakinius, net ne kad kažkas uždeda, bet patys užsidedam. Tos rožinius sakinius užsidedam iš žaizdos. Nes apskritai einam iš žaizdos ir pritraukiam iš žaizdos. Ir mums tai atrodo normalu ir kitą kartą mes dar net negebam pamatyti tos savo žaizdos ir kas kaip vyksta. Ir mes įsimylim pačią idėją. Net ne kitą žmogų, bet pačią idėją.
ką susikuriam savo galvoj. Net tą žmogų visą susikuriam savo galvoj. Ir dėl to paskui kitą kartą, kodėl būna žmonėm, ne tik dėl tos dinamikos, kad prisirišam prie to toksiškumo, nes tai atspindi namus, bet įsimylim tą idėją ir paskui išsiskirti kitą kartą, pavyzdžiui, net su partneriu, kuris smurtauja, ar kuris ten turi kažkokių didelių priklausomybių, ar psichologinį, kad ir smurtą naudoja. Tai būna sunku paleisti, nes mes lyg matom tarsi kas vyksta, bet pasąmoningai esam įsikibę į tą iliuziją. O dar dažnai tai būna, aš jau kažkada kalbėjau, kad yra empatai ir yra narcisistai žmonės. Tai empatai ir narcisistinis elgesio sutrikimas. Empatas, kuris nėra išgydęs savo žaizdų, tai bus žmogus skuduras, kuriuo visi valysis kojas. Tai yra žmogus, kuris neturės ribų, kuris aukosis, kuris viską darys dėl kitų, nors iš tikrųjų nenori to daryti, bet tiesiog eis per jėgą, viską duos iš tuščio, nes tokiu būdu bandys patvirtinti savo vertę. Su narcisistiniu elgesio sutrikimu yra truputį atvirkščiai, tai kaip tik iš traumos susiformavo toks mechanizmas, kad viskas yra apie mane, viskas turi būti man. Toks žmogus neturi gebėjimo jausti empatijos, išvis neturi gebėjimo jausti ir neturi gebėjimo netgi mylėti. Tai ir tokiam žmogui išlipti su narcisistinio elgesio sutrikimu, išlipti yra žymiai sunkiau iš šito modelio negu empatui, nes dėl to, kad empatas jaučia. Tai kitą kartą sakau, visata daves iki tokio taško, kur tiesiog atsidursit savo emociniam dugne, perlušit visiškai per pusę ir tada įvyks nubudimas. Tuo tarpu narcisistiniam žmogui, kadangi jisai nejaučia, jam yra sunku pasiekti tą dugną, nes jis ištisai save sabotažuoja, jis ištisai save apgaudinėja. Tai dažnai tokie žmonės tiesiog susieina kartu ir atitinka kirvis kotą ir būna tokia dinamika santykyje. Ir kaip sakau, jeigu empatas, neišgyjęs empatas, tai įsivaizduokit, jūs susikūrėt iliuziją, kaip norit, kad atrodytų tas santykis ir jūs nematot, kaip realiai tas žmogus elgiasi, bet jūs tą iliuziją mylit. Ir tuo pačiu, kaip įdomiai yra padaryta, kad pas narcisistinius žmonės yra tokia savybė, kad pačioj pradžioj, kad jūs pakabinti ant kabliuko, yra toks angliškas terminas love bombing. Tai yra, kad labai daug dėmesio gali parodyti, tiesiog dovanos, dėmesys, ten atrodys, kad žmogus idealiai jūs atitinkantis, tie patys hobiai patinka ir taip toliau, bet iš tikrųjų tas žmogus po kaukės liepsis, jis iš tikrųjų vaidins ir norės jūs ant kabliuko pakabinti. Tai ir įsivaizduokit, o jūs jau turite iliuziją tą savo galvoj ir dar liktai tas žmogus kaip ir atkartoja tą iliuziją. Ir tada kas įvyksta, kad tai pradžioj vyksta tas love bombing, ta fazė, kur jūs užverčia komplimentais, dovanom, ten gerų elgesių, gražių, taip toliau. Ir paskui ta fazė baigėsi, bet gaunasi, kad pasąmoningai jūs liekat užstrigę toj fazėj. Jūsų prisiminime likęs tas žmogus, koks tarsi buvo pradžioj, nors tas žmogus iš tikrųjų buvo su kauke ir vaidino visą tą laiką ir jis paskui parodo iš tikrųjų savo tikrąjį veidą, bet jūs įsikabinat į tą vaizdinį, kad bet jis pradžioj taip gražiai elgėsi, tiek man dėmesio parodė, čia taip viskas sutapo, čia negali būti. Tada dar dažnai empatai, kadangi jie labai savikritiški ir visą atsakomybę ir kaltę savo prisiema, tai dar, ideali dinamika įvyksta, kad narcisistas nori kaip tik permest kaltę, o empatas neišgyjęs būtent ir yra tas, kuris prisiema kaltę. Ir tada iš tokios dinamikos labai sunku išeiti yra, nes gaunasi, kad vienas kito tą žaizdą kaip papildo. Tiesiog duoda vienas kitam kuro tai žaizdai. Tai kol vienam neatsimerkia akis, tai dažniausiai empatui atsimerkia akis, kad kas čia vyksta, nes ten empatas, žodžiu, visiškai sulaužo tie santykiai ir sunaikina iki nieko ir tada, žodžiu, įvyksta nubudimas.
Bet gauna, sakau, kad jūs įsimylit tą versiją to žmogaus. Ir kas yra įdomi irgi su narcisistiniu elgesiu, kad tai tarkim, šiaip ten studijos padarytos ir tyrimai, kad kažkur tai trunka apie 3 mėnesius ta love bombing fazė. Tai kur sakau, esat užverčiami dėmesio, taip toliau, jūs pakabina ant to kabliuko narcisistas. Ir jūs jau viskas, jūs jau pakliuvat kaip žuvelė į tinklą ir esat tame santykyje ir jau viską suidealizavę ir užsidėtos rožinius sakinius ir kaip čia viskas nuostabu ir taip toliau. Ir staiga žmogus parodo savo tikrąjį veidą ir tada jūsų vidui šokas, jūs nenorit patikėti, negalit patikėti. Ir ta dinamika toliau tęsiasi, nes žodžiu, tada dar žmogus pradeda darytis priklausomas nuo šokinėjančių cheminių reakcijų kūne. Tai žodžiu, kai užbombarduoja to dėmesiu, tai išsiskiria stipriai tas laimės džiaugsmo hormonas ir staiga žmogus parodo savo tikrąjį veidą, tai vėl krentam į apačią. Ir po kiek laiko, kadangi, sakau, narcisisto yra tokia schema, po kiek laiko, vėl kokią dieną, pavyzdžiui, jis pakartos tą patį scenarijų, vėl staiga pasidarys toks, kai buvo ten tuos 3 mėnesius, tai vėl parodys dėmesio, vėl ten galbūt atsiprašys, ten dovanų, kažkokių nupirks ir taip toliau. Ir vėl gausis, kad jūsų šoktelsas laimės hormono kiekis. Ir po kiek laiko vėl, žodžiu, tokie amerikietiški kalneliai vyksta ir gaunasi, kad netgi kūnas pasidaro priklausomas nuo šitų šuolių, nuo tokio intensyvaus buvimo. O tai vėlgi įvyksta dėl to, kodėl atsiduriam iš vis pirmoje vietoje tokiam santykyje, nes užaugo tokiose chaotiškose aplinkybėse, kur nuolatos vaikščiojo tam pirštų galų, kur buvo labai nenuspėjama aplinka, tai yra nenuspėjami tėvai, neaišku, kas kada įvyks, neaišku, kada būsit nubausti, kada būsit apriekti, kada būsit atstumti ir taip toliau. Ir tiesiog jūsų visa sistema nervų įprato būti nuolatos išgyvenimo režime ir įprato tiesiog, sakau, kaip narkotikas pasidarė. Laimės hormonas, kortizolis, laimės hormonas, kortizolis, žodžiu, šuoliai. Silvija, kaip pakeisti savo pasąmonę mintis, kad uždirbti pinigai netaptų tik tai išlaidom. Tai kaip sakiau, vidinis vadinamas šešėlinis darbas. Leistis gilyn į vidų ir jeigu to patys nesugebat padaryti, tai ieškokit pagalbos, ieškokit specialistų. Aš taip pat vedu asmeninės emocijų paleidimo sesijos, kur būtent leidžiamės į priežasties šaknį. Ir naudoju įrankius iš hipnoterapijos, psichoterapijos, konsteliacijų, intuityvų vedimą ir ieškom tos priežasties, iš kur tai kyla. Ir tiesiog vedu, padedu išjausti, padedu išbūti, paleisti, pakeisti. Tai jeigu nėra aišku, tai tiesiog, sakau, ieškokit žmonių, kurie to užsiema, kas galėtų padėti pravesti sesiją, nes jeigu tai nėra įprasta, dar neturim įrankių, tai gali būti sudėtinga padaryti. Tai aš čia tik labai abstrakčiai sakau, kad dirbti vidinį darbą, tai bet kas tas vidinis darbas, tai kaip jį dirbti tą vidinį darbą. Leistis gilyn į priežasties šaknį, išjausti, atrasti. Viskas dažniausiai slepiasi mūsų vaikystėje. Do rašo, siūlyčiau kartoti mantrą. Dabar žiūrėkit, su manifestacijom. Tai senbuviai jau girdėjo šitą informaciją, žino. Jeigu viduj yra ribojantis įsitikinimas, pasąmoninis, apie kurį jūs nežinot, jūs galit kartot mantras iki pažaliavimo, niekas nepasikeis. Todėl, kad reikia perprogramuoti nervų sistemą, reikia perprogramuoti įsitikinimą, kuris buvo įdėtas. Jūs kitą kartą galit net nesuvokti, kad yra tas įsitikinimas, net nesuprasti. Tai dėl to tos manifestacijos, kur ten kartojam, ar į veidrodį žiūrėdami, ar tiesiog kartojam, jos nebus veiksmingos, jeigu yra ribojantis įsitikinimas. Rytis išsiskyręs, tik tada atrandi save kažkiek. Tai čia net nuo to priklauso, ar išsiskiriam ar ne, bet kaip sakiau, kad būtent santykyje, bet kokiam santykyje, net draugiškam santykyje su tėvais, su bet kuo santykis, bet koks, yra pats didžiausias veidrodis mum. Pats didžiausias trigeris
tų neišgydytų žaizdų, tų šešėlinių dalių, kurios yra mumise. Tai čia net ne kiek apie kažkokias tai skyrybas, kad išsiskiria ir tada save atrandi, bet apie tai, ką mums išprovokuoja tas santykis su kitu žmogum, kokias dalis mūsų iškelia. Ir kaip mes, aišku, tai priemam ir kaip tai suprantam. Nes kitą kartą galima eiti nuo santykio iki santykio ir nesuprasti, kol galbūt ateisim į tą lemtingą santykį, kuris sulaužys iki tiek, kad nebeliks kito kelio. Nes kai esi pačiam dugne, nėra kito kelio, tik tai aukštyn. Nes pasąmonė priima viską už tikrą, galima jai meluoti. Taip, tiesa, pasąmonė, mūsų protas tiksliau neatskiria to, kas yra realybė ir to, ką mes galim realistiškai įsivaizduoti, tas yra tiesa, bet viskas yra kur kas kompleksiškiau ir kur kas giliau, todėl sakau, kad jeigu nervų sistema yra išgyvenimo režime, jeigu nervų sistema turi įsitikinimą, kad turėti gausą ir būti sėkmingam yra nesaugu, tai galim manifestacijas kartot iki pažaliavimo, tai nepasikeis. Turim pakeisti įsitikinimą. Witchcraft klausia, o empatui galima tapti narcisistu? Negalima tapti narcisistu, todėl kad yra esminis skirtumas. Empatas jaučia, narcisistas nejaučia. Tiesiog dėl traumos, to, kas įvyko vaikystėje, dėl traumos, narcisistui net neišsivysto toks dalykas kaip empatija. Fiziologiškai neišsivysto. Tai dėl to tam žmogui, jisai iš tikrųjų yra narcisistai, yra milžiniškoj kančioj, jie dažniausiai nesupranta, kad jie yra kančioj, jų vidus supranta, jų siela supranta, jie, sakykime, iš to materialaus lygmens gali būti, kad nesupranta ir kartoja tą patį ciklą skaudų. Yra narcisistų, kuriem stebuklingų būdu pavyksta tai priimti ir jie pradeda gydymo procesą, bet tai irgi yra labai labai sudėtingas procesas. Ir nuolatinė savistaba turi vykti, nes sakau, jiem tiesiog mum natūraliai yra išsivystęs toks tas pojūtis ir natūraliai yra išsivyščiusi nuovoka apie pasaulį, apie kitus žmonės, dėl to, kad mes jaučiam. O pas narcisistus to nėra. Jie gaunasi, kad net tie, kurie pradeda gydymo procesą, jie turi labai save stebėti ir apie tai nuolat, galima sakyti, galvoti. Apie situaciją, ją analizuoti, kad galėtų teisingai pasielgti, o ne iš savo žaizdos. Nes jie nejaučia, jie suvokia, kaip turėtų būti. Pavyzdžiui, sakau, kažkam skauda ar kažkas verkia. Jie suvokia, kad galbūt tam žmogui skauda, bet jie negali to skausmo pajausti. Arba jie suvokia, kad galbūt jie turėtų užjausti, arba kaip turėtų atrodyti užjautimas, bet jie to nejaučia. Tai va čia yra esminis skirtumas. Aurelija, atrodo, kad jūs apie mano santykius su ex kalba. Tai čia yra labai dažna ir tradicinė dinamika empato ir narcisisto. Polariškumas. Ir sakau, jeigu einam į santykį, nesuvokia savęs ir neišsigydė savo žaizdų. Ir kitą kartą, žino, taip yra, nes vėlgi, jeigu imam iš aukštesnio ligmens, kitą kartą tai yra kontraktas. Vėlgi, netgi su tuo žmogum, su tuo narcisistų žmogum, sielų lygmenį, mes pasirašom kontraktą, kad jis mūsų realybėje atliks būtent tokį vaidmenį, to narcisisto vaidmenį, kuris mus visiškai sulaužys ir sakau, tai vyksta tam, kad galėtume nubusti, kad galėtume prisiminti tai, kas esam. Tai faktas, kad vėlgi žemiškam lygmenį, žinoma, nereikia leisti niekam jūsų ribų perženginėti, jūs žeminti ar prieš jūs smurtauti ir taip toliau, čia yra faktas ir čia negalim kišti jokių tai dvasinių dalykų ir sakyti viskas saulytės ir gėlytės ir aš visus myliu, čia yra nesąmonė, bet tik tiesiog iš to didesnio lygmens, kodėl iš vis taip įvyksta. Kodėl įvyksta tokia dinamika, kam to reikia. Kitas dalykas, žiūrėkit, net jeigu buvot tokioj dinamikoj, tokioj traumuojančioj ir baisioj dinamikoj, žiūrint iš žemiško lygmens, žiūrint žemiškom akim. Ir kitą kartą, kai pavyksta jau pabėgti nuo to žmogaus, kai baigėsi, sakykime, tas karminis ciklas, įvyksta skyrybos,
Ir gali atrodyti, kad tai va, aš tiek metų išvaiščiau. Tai žinokit, kad nieko neišvaistėt, nes tiesiog taip turėjo įvykti. Sakau, čia galim panaudoti tą iš didesnio ligmens, kad nesijausti blogai, kad anksčiau nepamatėt, nes negalėjot pamatyti. Taip turėjo būti. Turėjo tiek laiko būti, kiek buvo. Negalėjot anksčiau pamatyti, negalėjo anksčiau rožiniai akiniai nukristi. Turėjo tiek metų praeiti, nes turėjo įvykti tam tikros pamokos. Ir dėl to dabar esate čia ir klausot. Klausia, kaip pasireiškia emocinis dugnas ir kaip jį suprasti, suvaldyti. Valdyti nieko nereikia, emocinio dugno esmė ir yra pasiduoti tam procesui. Tam ir sulaužo, kad galima sakyti, miršta tam tikros mūsų ego dalys. Tam tikros iliuzijos numiršta. Tam, kad galėtume atsiskleisti per savo unikalumą ir pradėti iš tikrųjų matyti pasaulį be tų rožinių akinių, o tai yra tam, kad prisimintume savo galią. Tai to emocinio dugno kontroliuoti nereikia. Esminis dalykas, sakau, yra pasidavimas. Tiesiog atsiduoti tam procesui, atsiduoti tam skausmui, atsiduoti tam, leisti savo nugrimsti į tą dugnų dugną, nes, sakau, kai leidžiam savo nugrimsti ir tam nebesipriešinam, nebelieka kito kelio, tik tais aukštyn. Buvo klausimas kita dalis, kad kaip pasireiškia tas emocinis dugnas, tai kur tiek skausmo jaučiat, kur tiek vyksta įvykių gyvenime vienas po kito, kur jaučiatės tiesiog, kad viską iš gyvenimo jum nušlavė, kad viskas sugriuvo, sulūžo, kad nebežinot, kas esat, nebežinot, kur esat, nebežinot, ko norit ir didžiuliam skausme. Tai va taip pasireiškia emocinis dugnas. Kokie aspektai įrodo, kad žmogus yra patyręs spiritual awakening? Tai iš vis tų stadijų, aš praeitam live kalbėjau apie stadijas, šiandien gal taip detaliai nesidalinsiu, bet iš vis yra skirtingos stadijos, nes nėra taip, kad mes nubundam ir viskas mes nubudę ir jau viską žinom. Ačiū, Roma. Bet viskas vyksta labai palaipsniui ir nubunda viena kažkokia mūsų dalis, tada nubunda kita dalis, tada nubunda trečia dalis, bet apskritai unikalumas parodo tą dalyką, kai žmogus nebebijo eiti į pasaulį su savo tiesa. Kaip aš dabar čia sėdžiu ir pasakoju jum kažkokius kosminius dalykus ir yra žmonių, kurie čia prisijungia, išgirsta ir galvoja, ką aš čia per nesąmonę šneku. Bet žodžiu, nebelieka baimės arba tiek baimės nebelieka eiti į pasaulį toks, koks esi. Vat man taip atrodo, aš tuo ir dalinuosi, aš taip jaučiu, aš tuo ir dalinuosi. Šiaip pastabumas, tiesiog pastabumas detalėms. Ir kai įsijungia intuicija ir kritinis mąstymas, kai pradedam kelti klausimus viskam, kas aplink mus. Viskam, kuo mus ta visa sistema įtikino. Pradedam kelti klausimus. O kodėl taip vyksta? O ar tikrai čia yra tiesa? O kas pasakė, kad tai yra tiesa? Tai kai pradedam kelti šitus klausimus, jau vadinas, kad ta ugnelė viduj įsižiebė. Ir jau nėra kelio atgal. Jau kai žinokit, kai pradedam į to keliu, tai jau nėra kelio atgal. Darius, netelpa man galvoj, kaip iš vaikystės, kaip prieš kokius 20 metų, kas buvo, gali atliepti. Mūsų kūnas yra nuostabus įrankis. Ir mūsų kūnas kaupia informaciją kaip koks kompiuteris. Tai visos emocijos, kurių neišjaudėm, kurių nepaleidom, visos traumos, kurias patyrėm, yra sudėtos į mūsų kūną informacijos pavidalu. Ir dėl to jūs patiriat ligas, dėl to patiriat kažkokius tai skausmus, dėl to vyksta kažkokios pasikartojančios situacijos, nes mes esame energija. Tai tuo pačiu kūnas yra energija ir iš energijos pritraukiam kitas destruktyves energijas. Ir viskas yra mūsų kūne įrašyta, netgi tie dalykai, kurių mes sąmoningai neprisimenam. Ir kaip taisyklė yra tai, kad jeigu jūs patyrėt labai traumuojančią vaikystę, jūs didžiosios dalies savo vaikystės neprisiminsit.
Jūs gali būti, kad prisimenat kažkokius kelis momentus iš tos vaikystės. Ir aš atsimenu, anksčiau tai tokią bandydavo prakišti tokį įsitikinimą, kad tu čia mažas, tai kaip tu čia gali prisiminti, tai aišku, kad tu neprisiminsi, tai yra netiesa. Ta prasme, aš prisimenu kai kurios dalykus, kai aš dar kūdikis visiškai buvau ir labai aiškiai prisimenu. Tai žodžiu, tik dėl to, kad patyrėm traumas ir kadangi mūsų, sakau, kūnas yra nuostabus įrankis, mūsų nervų sistema ir mūsų protas, mūsų pasąmonė daro viską, kad mus apsaugoti nuo skausmo. Tai jau nekartą minėjau, kad mūsų nervų sistema, mūsų protas veikia primityviai kaip gyvūnas. Tai vat kaip gyvūnas bando išvengti pavojaus, išvengti skausmo, kažkur nueiti, kur pavojaus nėra, kur yra saugu. Lygiai tą patį daro mūsų protas ir mūsų nervų sistema. Ir kitą kartą, kadangi sakau, kai esam vaikai, mes neturim galimybės pasitraukti iš tos situacijos. Dabar suaugę, tarkim, kažkas, nežinau, mus pultų, tai mes galėtume iškviesti policiją, mes galėtume apsiginti, nes mes suaugę, mes galėtume pabėgti. O jeigu esam vaikai ir augam šeimoj, kurioje vyksta žiaurūs dalykai, ir žiaurūs tai nebūtinai fizinis smurtas, tai yra emocinis smurtas, tai yra, kai tėvai nėra emociškai subrendę ir negali patenkinti netgi pamatinių vaiko poreikių, tiesiog gyvūniškam lygmenį, tai iš to susikuria žaizdos. Ir kadangi mes negalim pabėgti iš tos situacijos kaip vaikai, bet nervų sistema turi rasti būdą, kaip mus patraukti iš tos nesaugios situacijos. Tai tada kitą kartą nervų sistema padaro taip, kad mes disocijuojamės nuo kūno. Dėl to mes neprisimenam daug dalykų, nes tose situacijose, traumuojančiose situacijose mes disocijavomės nuo savo kūno. Tarsi to net neįvyko. Tam, kad išvengti skausmo. Nes protas ir nervų sistema darys viską, kad mes išvengtume skausmo. Bet nesvarbu, kad mes disocijavomės pasąmoningai, bet kūnas tai visą tai patyrė, kūnas per visą tai praėjo, kūnas visą tai jautė. Ir jeigu tai, sakau, yra niekaip neišreikšta, niekaip neišgydyta, visa tai yra energija. Ir ta energija yra užsikaupusi viduj. Ir dėl to visa tai, ką mes patyrėm vaikystėje, mus įtakoja dabar. Klausia Rūta, kaip jūs pradėjo domėti šituo. Aš nuo vaikystės domiuosi visais šitais dalykais, nuo vaikystės esu ta vadinama juoda avis, kaip ir čia didžioji dalis iš mūsų susirinkusių. Tai sveiki atvykę į juodų avių būrį. Ir aš nuo vaikystės keldavau klausimus, kodėl žolė žalia ir kas ten visatoje vyksta. Ir turėjau tam tikrą ryšį visą laiką su aukštesnėm energijom, aukštesnėm jėgom. Ir per gyvenimą tai nešiausi, bet kadangi irgi iš vaikystės patyriau daug traumų ir tada gavosi, kad į pasaulį jau iš savo žaizdų, iš savo traumų ir kadangi jau ir taip šeimoje jaučiausi juoda vis ir atstumta ir nesuprasta, tai tada bandžiau pritapti pasaulyje, draugų būryje ir taip toliau. Tai buvau truputį pamynus ir pastumus, nors sakau, ta intuicija mano visada būdavo labai garsi. Ir kai aš save prisimenu, kokiose aš esu atsidūrusi situacijose ir kai visada sakydavau, mane tikrai saugo, nes čia tiesiog neįmanoma, kad tokioje situacijoje atsidurti ir sveiką kailį išnešti. Tai visada jaučiau tą ryšį su tom didesnėm jėgom, aukštesnėm jėgom. Ir esminis gal toksai lūžis įvyko prieš, jau kai, sakykime, aš pilnai atsiverčiau, tai pavadinsiu, atsiverčiau į šį tikėjimą sąmoningumo. Tai tas lūžis įvyko prieš, to reikia paskaičiuoti, 5, 6, 7, 8 metus. Nors sakau, tai yra stadijos, tai jau stadijos jau prieš tai prasidėjo, bet sakykime, jau toks esminis, kur jau viskas, aš perėjau ir pradėjau labai stipriai rinkti informaciją ir praktikuoti ir taip toliau.
Kaip susikaupti į save, pamilti save ir nepriklausyti nuo kitų. Nėra vienos piliulės, tai neįvyksta per naktį, tai yra nuoseklus darbas. Nuoseklus darbas ir didžiausias gyjimas vyksta per priėmimą, tai yra per priėmimą savęs. Tokio, koks esu dabar, su tom žaizdom, su kuriuom esu dabar, priėmimą savo emocijų, sugebėjimą išlaikyti erdvę savo emocijoms, tai tas vidinis vaikas mūsų, tas sužeistas vidinis vaikas, jisai dažniausiai susitrigerina kažkokiose situacijose ir jisai pasireiškia. Ir tos emocijos, ir tas skausmas yra to vidinio vaiko. Ir kaip elgtumėmės su vaiku mažu, kokiu 5-mečiu, taip turim tose situacijose elgti su savim. Suteikti savo erdvės, suteikti erdvės tom emocijom. Tai čia nėra vieno sakinio, kaip apibūdinti, kaip vyksta šitas procesas, nes šitas procesas visų pirma yra nelinijinis, jis yra labai chaotiškas, bus pakilimai, bus nuosmukiai, kur bus gilios duobės vėl, kur atrodys, kad žengiau žingsnį atgal, bet iš tikrųjų taip nevyksta, visada judam į priekį. Bet žodžiu, tai yra gilus, tamsus, skausmingas ir chaotiškas procesas. Bet rezultatas to yra to vertas. Galiu tai pasakyti. Nes tas jausmas, kai tu pajauti savo galę, kai tu pasikvieti savo galę, kai tu paleidi tuos įsitikinimus, tas baimės. Aš jau dalinausi ne kartą, kad buvo laikas, kai aš turėjau tokią social anxiety, kad aš bijojau nueiti iki parduotuvės. Ir aš tik svajojau, kad aš galėčiau taip dalinti savo žiniom ir vesti live transliacijas. Ir štai aš čia. Bet tai yra ilgas, nuoseklus, pastovus darbas, kur tiesiog kaip įžada, apsiženijai su savim, įžadų sau duodi, kad savęs nebepaliksi ir nebeišduosi. Ir kad eisi šitoj kelioniai su savim, koja kojon. Tai va, tai geriausia tik tie, kurie tik tai pradeda šitą kelionę. Tai ir jeigu sunku susigaudyti, tai ieškokit žmonių, kurie jum rezonuoja ir kurie galėtų padėti jums šitoje kelionėje. Ieškokit praktikų, ieškokit sesijų. Klausimas, kodėl net ir dabar, neskaitant visų vaikysčių traumų, traumingi įvykiai išsitrina iš atminties. Dėl tos pačios priežasties mūsų nervų sistema daro viską, kad išvengti skausmo. Ir jeigu mes patys savęs nepatraukiam iš skausmingos situacijos, tada nervų sistema turi rasti kitą būdą, kaip mus patraukti iš skausmingos situacijos. Kitas dalykas, kadangi mūsų kūne jau nuo vaikystės yra tiek prištampuota emocijų ir skausmingų įsitikinimų ir mūsų kūnas tokį ilgą laiką buvo išgyvenimo režime ir nervų sistema yra antiek įjautrinta, kad jinai tiesiog nebegali daugiau prisimti jokio krūvio ant viršaus. Tai gali būti tokia, atrodo, tarsi trumpa atmintis, neprisimenam dalykų, ar sunku prisiminti, sunku susikaupti, nemiga, nerimas ištisinis. Tai visi šitie dalykai yra požymiai tų traumų, kurios įvyko ir kurios yra neišgydytos. Tai įsivaizduokit, kad kūnas ar nervų sistema tai kaip kažkokia talpa, jinai nėra beribė ir jau ten yra viskas iki viršaus prikrauta, jau teka per kraštus, jau nėra kur įpilti nieko naujo. Tai dėl to nervų sistema tam, kad mus apsaugoti nuo visiško, sakykime, perdegimo, nors jau ir taip esam perdegime, bet, sakykime, netgi nuo mirties apsaugoti, tai jinai tiesiog gali trinti ir blokuoti informaciją. Taip, santykyje esam vienas kitam veidrodžiai, bet kaip aš ne kartą sakiau, padėkit tą toksinį dvasingumą į šalį, nes nėra viskas saulytės ir gėlytės ir šitam realiam pasaulyje, šitoje realybėje privaloma yra turėti ribas ir yra privaloma prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Taip, iš aukštesnio ligmens, iš vis tai yra kontraktai, sielų kontraktai, kodėl mes atsiduriam tokiuose santykiuose, kodėl vyksta toksinė dinamika ir taip toliau. Ir tam yra priežastis. Taip, tuo pačiu iš šito žmogiško ligmens mes negalim leisti, kad mus kažkas tai žemintų ir nereikia paskui žmonių stumti į tokią poziciją, kur tai tu turi atleisti, nes kitaip tu neišgysi. Čia yra pati didžiausia nesąmonė, čia yra pats didžiausias skemas ir čia yra toksinis dvasingumas vadinamas.
Kitą kartą yra padaryti tokie dalykai, kurių mes negalim atleisti ir mes neturim atleisti. Ir tas procesas gali užimti tiek laiko, kiek reikia tam procesui to laiko. Tai irgi negalim savęs statyti jokius rėmus, kad va dabar turiu kuo greičiau kažkam tai atleisti. Kad paleisti tą situaciją, kad jinai mūsų nebeįtakotų ir kad susigrąžinti iš jos galę, kad tas žmogus daugiau manęs nebeįtakoja, ta situacija daugiau manęs nebeįtakoja, taip. Bet atleidimas tikrai nėra visada būtinas ir prisiminkit, atleidimas yra pats paskutinis taškas. Nepradėkit vaidinti nušvitusių, kada dar nesat tam taške. Nes yra labai daug darbo, ką turim atlikti iš vis iki to, kad ateitume iki to taško. O didelė dalis toksinio dvasingumo iškart peršoka į tą vietą, kur turim visiems atleisti, besąlyginę meilę, viskas saulytės ir gėlytės, tik su dėkingumu išeik iš santykių, kur tave dubasino. Čia yra nesąmonė, čia yra skemas. Ir tokio skemo nereikia skleisti. Nes turim iš vis pirmą leisti savo pripažinti, kad tai įvyko, turim leisti savo išjausti pyktį, išjausti neapykantą, išjausti pagiežą, išjausti gedulą, išjausti tas visas emocijas, kurios kyla. Tik taip galim iš tikrųjų, iš vidaus, iš šaknies išgydyti tą žaizdą. Kitu atveju mes tik tai tęsim tą toksinę dinamiką. Kitu atveju kartosis tas pats ciklas. Kitu atveju mes tik pritrauksim lygiai tą patį. Witchcrafto kaip žmogui padaryti veidrodį, čia kaip suprantu, kai jis kaltina aplinką ir kitus, o savyje kaltės nemato. Mes kito pakeisti ar jo įtakoti kažkaip negalim, neturim ir nereikia. Kiekvienas einam savo kelionę ir sakau, netgi yra aukštesni kontraktai, aukštesni susitarimai, kaip iš dalies ta mūsų kelionė atrodys. Tai keisti pasaulį galim tik keisdami save, tik suvokdami savo mechanizmus, savo žaizdas, jas gydydami, pritraukdami kitokią energiją, skleisdami kitokią energiją ir tada su savo tą energiją ir kitus, sakau, kituose žmonėse pasėjam sėklą, pasėjam gyjimo sėklą. Vien dėl to, kad esam. Jeigu patys su savim dirbam, jeigu patys save gydom, mes iškart spinduliuojam kitą energiją, ta energija automatiškai yra gydanti. Fiziškai mums nieko nereikia daryti. Mums nereikia eiti ir keisti kito žmogaus. Mums nereikia nieko gelbėti, nei vieno, kas net nenori būti išgelbėtas. Čia yra toksinis elgesys. Ir Paulius rašo, tu nepyk ant mūsų, tu mums reikalinga. Tai kai aš taip kalbu emocionaliai, supraskit, kad aš nepykstu, aš tiesiog labai esu užsivedusi šitą temą. Labai užsivedusi. Tai čia, žinokit, ne pykčio energija, čia tokia daugiau aistros energija apie tai, apie ką aš dalinuosi ir apie tai, apie ką aš kalbu. Klausia, kodėl mane nervuoja aš? Yra susipriešinimas viduj su savim, greičiausiai su savo vidiniu vaiku. Erzulys ant savęs gali kilti dėl to, nes vėlgi, jeigu užaugot pavojingose, chaotiškose aplinkybėse, buvo psichologinis, fizinis smurtas ar dar bet koks smurtas, buvo negalima reikšti emocijų, vadinasi, kad būti savimi, toks koks esi, buvo nesaugu. Ir dabar gali būti, kad kyla ant savęs susierzinimas kiekvieną kartą, jeigu bando išlysti ta dalis, kur nori būti savim, pasąmoningai vėlgi kūnas, visa sistema prisimena, kad man būti savim yra nesaugu, čia iš vaikystės programa pasąmoningai, kad tada man nutiks tas ir nesvarbu, kad laikai pasikeitė, aplinkybės pasikeitė, vidus reaguoja taip pat, tarsi taip pat grėstų pavojus ir kyla erzulys, nes erzulys yra antrinė emocija, po erzuliu slepiasi baimė, po baimė slepiasi skausmas. Labai noriu padėkoti visiems, kurie palaikot, kurie paremėt tiek laivo metu, tiek ne laivo metu. Tai gaunu labai gražių žinučių, kurios labai paglosto širdį. Tai labai jums dėkoju, labai malonu. Gerai, mėlieji, tai kaip visada gražaus, saldaus, ramaus, gydančio miego. Esate teisingam kely, žinokit, kad dabar esam toj truputį tarp dviejų pasaulių vietoj.
Bet tuoj viskas pasikeis, tai būkit pasiruošę ir žinokit, kad viskas jum vyksta ir dėliojasi pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, šauniausiu, švelniausiu, maloniausiu, gausiausiu, pelningiausiu keliu ir būdu. Ir siunčiu jums meilės, ir siunčiu apkabinimus ir iki kito karto.